Sveiki, 1000 elektriniečių. Atspėsit, kur aš esu? Žiūrėkit, koks grožis. Gerai, nekankinsiu. Esu Daugirdiškėse. Čia per šventę, kai Elektrėnų 65 metai buvo, sutikau šventėje mūsų narį, su kurio pabendravom. Aš kaip suprantu, jisai žvejojantis žmogus, o gal čia ir turi kokių šaknų Daugirdiškėse. Sako, atvažiuok, Danai, pasižiūrėk, ten yra tokia sala, kuri čia va kaip taip į ežerą išsikišusi. Sako, jau ten vyksta statybos, o kas nežinot, tai... Ne statybos, sako, viską iškirto, jau turbūt ruošia tą salą. Sako, statybom tokia, sako, tikrai įdomi ir graži vieta. Prisipažinsiu, tikrai Daugirdiškėse nesu buvęs, tikrai malonu čia apsilankyti ir einu pasižiūrėti. Jūs pažiūrėkit, koks grožis iš tikrųjų, kai va, čia einu į tą salą. Pažiūrėkit, o iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir jau matosi, matot, jau kelias išvažinėtas, jau va matosi proskina, jau va supilta. Ir kaip ir Elektrėnuose, jau panašu čia kažkas bus ir užsiminės statyboms tokioj unikalioj ir gražioj vietoj. Užuot, kad palikti visuomeniai ar kažką sukurti visuomeniai, kur visi galėtų, o matot, va jau visa sala, viskas iškiršta, didžiausi medžiai, oi, va ten ir toliai, jinai čia didelė ta sala, jūs galite žemėlapiuose pažiūrėti. Va ir čia jau visur, va matot, kelmai ir nemaži medžiai ir va viskas jau iškirsta, išvalyta ir kaip visada, žinot, Elektrėnuose. Elektrėnų savivaldybėj. Tas, kas negalima paprastam mirtingajam, va, žiūrėkit, ir pakrantės, nieko, jokių problemų, apsaugos zonų, viskas va iškirsta, išvalyta. Štai. Štai. Čia va yra tų trintukų politika, kur pozityvo visiems, pozityvo trintukai, čiortai. Sau tik tai kraunasi visokius lektoriavimo konkursus laimi, visą kitą, skėčius nuomoja, pakrantės mūsų išpardavinėja, visokiems vilas leidžia statytis, o paprastiems žmonėms štai tokius palieka, pabandytų čia kas. Turbūt kažką padarys, va žiūrėkit, toj dar saloj kokie. Yra grįvėsiai, gražus ten toliau. Bet va, čia jau viskas, va, viskas jau iškirsta, išstumdyta. Oi, ten tikrai senoviniai kažkokie. Bet va. Tai va. Tai gal kas mūsų nariai iš Daugirdiškių, gal kas žinote kažką daugiau, galite parašyti, galite anonimiškai, galite ir man asmeniškai parašyti. Gal žinote, kas vyks jau šitoj unikalioj vietoj, gražioj. Ir suteikti visiems informacijos, nes puikiai visi supranta, kad jeigu neviešinsim, jeigu nedarysim, mes žmonės dėl savęs, tai mums visiškai užlips ant galvos, nors galvoja, kur įmanoma jau daugiau. Ir tada pabaigai dar toksai, žiūrėkit, čia jau vyksta šiek tokie pokyčiai bus 1000 elektriniečių. Aš noriu, kad visi man primintų, gal aš kažkam esu sakęs, kad padarysiu reportažą, atvažiuosiu jūsų pasižiūrėti vietos. Aš nepamiršau dar 2 dalykų, tai yra Gėlių gatvė. Atvažiuosiu būtinai ir atvažiuosiu į gyvenvietės, apie gyvenvietės pakalbėsiu, tai yra nuotekų kanalizacija, kam neįvesta ir kodėl tas procesas užstrigo, kodėl vieniems namiems įvesta, kitiems neįvesta. Čia tokių mes gyvenviečių daug turim, tai ir Getaviškės, ir Gilučiai, ir ten Kazokiškės, ir kitos savivaldybės, kurios, mūsų gyvenvietės, kurios susiduria su šia problema. Tai va, tai norėčiau, kad man parašytumėt, gal su manim kažką bendravot, aš gal kažką praleidau, noriu visus šitus dalykus ir pažadus pabaigti, ištiesėti, paviešinti
ir veiksim kitaip. O aš čia širdį atgausiu. Nu, iš tikrųjų, žmogus sakė, čia Daugirdiškėse yra gražu ir nuostabu, bet gaila, liberalo ranka ilga ir pasiekė net Elektrėnų savivaldybės tolimiausius kampelius. Kas iš Daugirdiškių gyventojai gyvena tikrai nuostabioje vietoje ir unikalu, gražu ir labai malonu. Reiks pas jūs dažniau apsilankyti ir išsimaudyti šitam nuostabiam ežere. Ačiū visiems už dėmesį, iki.